Norint turėti sveikus dantis, labai svarbu yra ir sveikai maitintis. Norint turėti sveikus dantis, reikėtų vengti šių produktų. Tai visų pirma, didžiausias dantų priešas yra cukrus ir įvairūs saldūs produktai, kaip saldainiai, pyragaičiai. Kadangi cukrus burnoje išskiria rūgštis, susidaro rūgštinė terpė burnoje, kurioje labai gerai dauginasi bakterijos, kurios sukelia dantų ėduonį. Taip pat reiktų vengti saldžių gėrimų, kadangi juose taip pat yra labai daug cukraus, o limonaduose, saldžiuose gėrimuose esantis maistiniai dažai gali patamsinti danties spalvą. Taip pat reiktų vengti ir bulvių traškučių, krekerių, kadangi juose esantis krakmolas taip pat skatina susidaryti rūgščią terpę burnos ertmėje, kas skatina bakterijų dauginimąsi ir karieso atsiradimą, o taip pat krakmolas ir labai gerai prilimpa prie danties paviršiaus ir jį sunkiau nusivalyti. Kokie maisto produktai rekomenduotini vartoti, kad dantis būtų sveiki ir gražūs? Tai visų pirma, pienas, kadangi piene gausu kalcio, kuris sustiprina dantis ir kaulus. Tinka ne tik karvės pienas, bet ir augalinis pienas, kaip sojų, migdolų. Taip pat rekomenduojama valgyti jogurto, kadangi jogurte taip pat gausu kalcio, baltymų, kurie taip pat sustiprina dantis. Valgant jogurtą ne tik bus sveiki dantis, bet taip pat bus geresnė ir virškinimo sistema. Vienas iš palankesnių produktų dantims yra ir sūris, kadangi sūryje labai daug yra fosfatų, kalcio, todėl rekomenduojama po valgio sukramtyti mėgstamų sūrio gabalėlį. Kaip nebūtų keistas, vienas iš rekomenduojamų produktų yra juodasis šokoladas. Kadangi juodajam šokolade yra daug kakavos, o kakavoje yra medžiagos tanino, kuri mažina rūgščių susidarimą burnos ertmėje ir taip pat stiprina dantukus, mažina dantų eroziją, mažina ligų atsiradimą burnos ertmėje. Tik reikia žiūrėti, kad šokolado sudėtis būtų daugiau negu 80% kakavos. Taip pat rekomenduojama gerti daugiau vandens, kadangi vanduo yra natūralus produktas ir jisai labai gerai apiplauna mūsų dantis nuo apnašo, taip pat sumažina rūgštis burnoje. Dar vienas iš produktų yra becukrė kramtomoji guma. Ypač jeigu po ranka neturime dantų šepetėlių, tikrai rekomenduojame po valgio sukramtyti gabalėlį becukrės kramtomos gumos. Jis paskatins seilėtekį, apiplaus dantukus, sumažins rūgščių susidarimą burnos ertmėje, o taip pat ir burnos kvapas bus gaivesnis.